Jau 360 metų turime daug bendro. Gubernija nealkoholinis. Nu ką, turim visus komisijos balus, va mes čia. Ir ko sužinosim, kaip balsavo žiūrovai. Lietuva yra 20, bet kažkaip per daug nebestebina, mes visada pas komisijas būnam labai žemai. O kas gali laimėti, nesivaizduojam. Atrodo visi gali, ta prasme Švedija, jeigu su žiūrovu gaus labai daug, gali laimėti. Latvija. Italija, Prancūzija, Austrija, aš Šveicarija tik nemanau, kad laimės. Jėzau, nemoku reguliuoti. Islandija 0 points iš UK. O UK 11. Then 8 points and so on. We do this for each of the 37 countries and for the rest of the world, which counts as one country. Then we add up all these points. So the most points a country can get would be 37 times 12 makes 444 points. Exactly. I totally get it. Ir kiek daug komisijų Estijai davė balų, ko mes labai nesitikėjom. Suomija 11 taip gerai pradėjo ir galiausiai Malta 12. Who wins the Eurovision Song Contest 2025? Oi sužinosim. Oi bus įdomu. Bus dramos. We will start with a country with the fewest points from the jury vote. That is Iceland. Ne, bus Danija davusi, Švedija davusi. Norvegija, jo, bet duos jai kaimynus. From the public. O jie tokie laimingi. Kaip paskutinį, kad pasakiau, kad nebus 0 points. 33 points. 33. Good job. Good job, boys. The next country to be receiving points is San Marino. Let's see how everyone around the world has voted. San Marino, you get 18 points. We continue with Poland. Polska. Poland, the Manau, audience 90 has gaus. awarded you. Man labai patinka skaičiukus random sakyti ir tada iš karto nepataikyti. 140. And next, we're looking at Norway. You also get some points. Let's see how many of them you get. 67 points! Good job. Luxembourg, you are next. From the public, you have received 24 points. Ispanija 0. Oh no. Oh we no. continue with Spain. The audience awarded you. Oh no. 10 points. San Marinas last, San Marinas last. San Marinas last, Islandija prieš paskutinę. Lietuva. 120. 120. Nu gerai. 111. 62 points. Not too bad. Nuo 15 neturėsim. Aukščiau už Norvegiją. That's 7 countries. Dabar tiesiog tikim, kad visi mažai gaus labai. 19 to go. Šanuoliai katarsis, vis tiek didžiuojamės. Next up, Portugal. Jeigu Europą nesupranta, patys kalti. Portugal, the audience Ne, have Portugal. awarded you 13. 13. 13 points. 13. Next is Armenia. The public gives you 11. 30 points. 30. Nice, Gabriel. Now looking at Denmark. Kaip Islandija gaus 30. From everyone around the world who voted, you get She's happy to be here. 2 points. Next up, Albania.
250. 250. 80. 173 points. Bravo! Galvoja, kad antroje vietoje. Perija! 350. The audience have awarded you Aš manau, kad laimėjo telefoną. 297 points. Ne, tai jo. Jesus Christ. Nu, soft power pasidarė Izraelis. Vėl galvoja, kad jos palaiko labai visas pasaulis. The audience has Ukraine. awarded Ne. you 140. 158 points. Pretty close. Lietuva 14. Lietuva 14 mūsų aplenks Suomija, Vokietija. Vėl užkuraitis 100 Vokietijos. You, Germany, get 60. 74 points. It's okay. Neliko paskutinį. Ir bus žiūrėk 14, kaip luktel, Let kaip me ir tell you, at sakėm. home it's really hot in here. 2 more degrees and they're going to have to turn on the Finland. But nobody will notice because they're all so focused. So let's look at Malta. 21. Malta, the audience have awarded you 21. 8 points. Gerai, kad neplėkė. Let's hop over to Finland. Jeigu UK 0, ne, 16, nes Suomija daugiau. Points are coming towards you, but how many of them? Finland 240. Finland, from the audience, you are getting 108 points. What? Kaip žemai? Oh no. Austrija laimėjo, ne? We continue with the United Kingdom. Zero. Gali ir būti visi. Mum reikia. Arba bus 3. You get Jau liūdnas balsas. 0 points. Yeah! Sakėm. Nu bet. Turėkit vietos laiko džiaugtis, kad gavo 0 points. Tai jau komisija davė 80 taškų per daug, tai žiūrovai taip kaip padarė, kaip teisinga. O Lietuva 16, nutraukėm stryką savo to 15, bet vis tiek labai gerai. 150. Aš tavo You siekiu. get 250. 258 Good job, boy. No, so close. Now receiving points No talent, we're not is going to Greece. What has the audience awarded you? 60. Kažkaip 60 jau. You get 126 points. Dvigubai. Latvija. Latvija 479 points. Nebūtų 3. Nebus, tai Lietuva 12 davė. Get 70. 42 points. points. Good job. Sweden. Let's see how many points you get, Sweden. 280 points. 195 points. Sakiau. Estija aukščiau už Švediją. Oh my god. Prancūzija laimėjo. Nes labai daug liko televau taškų dar kažkam. Man atrodo. Austrija laimės. Italy, France, Switzerland and Austria are still waiting for their final score. Any of them can at this point still pass history. Let's
manau, Prancūzija. Visada, kaip visada viskas. Netherlands. Nuo pirmos komisijos viskas. Netherlands bus 50. 50. Netherlands. The audience have awarded you 75. 30. 42 points. 50. Sakiau. Smile. He's not happy. Latvija 13. Bet mes užėmėm žemiausią vietą iš Baltijos šalių. 15 metų. Va čia yra liūdniausia. O gal Italija? Italy. Not yet. Not yet. They're not ready. This is the moment. Labai daug dabar jau. From now on, we will only focus on the top 13 on the Jo, pusės scoreboard. nebematom. Lietuva cancel, nebematom Lietuvos. We don't want to keep you waiting much longer. Rytis The labai bijo. audience have Jeigu awarded Austrija you laimės prieš Prancūziją kokiais 3 taškais. I swear to God. 97 points. Thank God. Nice. Suomijos nebus 10. Jo, wow, Suomija 11. Aš ir sakiau. Sakei, Rytis sakė. Let's see how many points France, you 280. 280. get. Public, 50 points. Yeah. Izraelis laimėjo. There is so little time left now. 5 days ago, 37 countries O kodėl were taip greit paskelbė Prancūzija, taip mažai? What the? 2025. Now only 3 potential winners remain. That's why this is a Izraelis top 3. Now, Michelle, welcome back from the green room. Thank you, girls. Ladies, together we have given birth to 9 kids, 8 daughters and 1 son, but that was a walk in the park. Yes, I tell you. O jeigu laimės, Izraelis netyčia. Okay, on top we have Israel, currently number 1, but Austria and Switzerland have yet to receive their points from the audience. Nu, Austrija gavo gal labai daug. Any of these 3 countries can be the winner tonight. Who will take home the Aš irgi. trophy? Okay, Let's go back to Vienna. Let's go do back to this. Vienna. Next up, Switzerland. 30. 130. Switzerland. The viewers all Tie over the atsidusimai world įrašyti labai have keistai. awarded you Nes atrodo, kad ten pedijos atsidūsta. 0 points. My goodness, I cannot take this anymore. No, I've only been here a few minutes and it feels like a marathon, I have to tell you. O jūs įsivaizduokite, jeigu Izrael laimi. Vienas ir buvo nelaimingas. Sulūžo mūsų šitas. 100 balų. Jeigu Austrija gauna 100, jinai laimi. Sulūžom! Austrija, please, Austrija. We'll come down to this in just a few seconds. We will know the winner, and one of these artists will take home the trophy tonight. Israel, after your jury points and after your points from the audience, you are currently in the lead. Estija top 3. 357 points. You will not get any more. Austria, you can still win. If the audience awarded you at least 100 points, the night is yours. Austria, from the audience, you have received Turi būt likę taškų kažkam. Turi būt likę. 100. Priminsiu, kad pirma komisija pasakė viską ir vėl. That was close! That was so close!
Jubiliejinė Eurovizija grįžta į Austriją. Vėl. Ir mes sakėm kažkada seniai, kad daina yra obviously geriausia. Pasirodymas jos taip smarkiai nesugadino, gal ir nepakėlė, bet Austrija laimė. Palenkėjimas didelis, nors prisiseino. Bet Izraelis antras. Wow. Nu, mamoms patiko dar. Šalia to, kad 30 milijonų reklamą pamatė. Estija trečioj vietoj. Tai Izraelis laimėjo televautą. Apparently. Izraelis laimėjo televautą. O Švedija antra? Televautą. Ai ne, mažiau gavo. Kokie rezultatai šiek? Per daug chaoso, nieko nesuprantam, nieko nežinom. Palaukit. Bet turbūt, kad neparodys kažko aiškesnio. Bet gerai, Austrija nusipelnė. Austrija nusipelnė, jo. Ok, čia buvo daug įtampos, bet ne tokios, kokios galvojau, kad gali būti. Taigi. Jo, tai Estija trečia. Švedija ketvirta, penkta Italija, šešta Graikija. Bet Prancūzija 50. Oh my god, kas nutiko? Wow. Latvija 13. Šveicarija 0. Šveicarijos 0. Sakėm, kad Austrija smarkiai laimėjo. San Marinas paskutinis. Jo. Bet Estija Austrija reikėjo 100, dabar jinai lenkia apie 80. Tai gavo apie 108. Ir vėl jury winner. Yra kitas. Gerai, man atrodo, mes kol kas baigiam transliaciją ir susitiksim tada, kada galėsim kažkada sekmadienį. Ačiū, kad žiūrėjot. Buvo baisu. Jo, buvo baisu. Ta prasme, mes ne dėl to, kad turim kažką prieš Izraelį, bet jeigu būtų Izraelis laimėjęs Euroviziją, tai būtų turbūt cancel. Didžiulis reputacinis smūgis konkursui, man atrodo. Tai čia tik dėl to, kad mes taip mylim Euroviziją. Tai susitiksim kitais metais Vienoj, Grace arba Salzburge. Lince. Gerai. Iki greito.